Kodėl vieni žmonės gali skrolinti valandas, o kiti pavargsta jau po 10 minučių. Viena priežasčių gali būti DRD4 genas, kartais vadinamas naujumo genu. Jisai susijęs su dopamino sistema, kuri atsakinga už smalsumą, motyvaciją ir norą tyrinėti pasaulį. Žmonės su šio geno variacijomis dažnai stipriau reaguoja į naujumą, ne tai, kas malonu, o tai, kas nauja. Ir tai yra svarbus skirtumas. Jiems ne taip įdomu, ką jie matė vakar. Smegenys nuolat ieško kito signalo. Prieš 1000 metų tai buvo privalumas. Tokie žmonės dažniau palikdavo gentį, tyrinėdavo naujas teritorijas, rizikuodavo ir atrasdavo. Tačiau algoritmai atrado trumpesnį kelią pas tave. Jie nebesiunčia tavęs tyrinėti pasaulio, jie siunčia pasaulį pas tave. Todėl tokie žmonės socialiniuose tinkluose iš tikrųjų ieško ne ryšio, o naujumo. Tad gerai reikia savęs paklausti, kur dar galėtum nukreipti savo poreikį naujumui, kad jisai kurtų tavo gyvenimą, o ne maitintų tiesiog algoritmą.